Taigi, sveiki mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir Trading Inkubatorius, kaip ir kiekvieną savaitgalį pabandysim pažiūrėti iš tikrųjų, kas vyksta markete, kadangi yra mėnesio pradžia ir buvo praeitą savaitę tokia, ta savaitė, kada aš stengiausi būti ramus, tai buvo skelbiami non-farmai, tuo metu aš ten iš vis buvau loginė ketvirtadienį, penktadienį, tai ten mane labai kas rūpi. Ir dabar jau matau išsitaškius į marketą po viso to, todėl šiokos tokios informacijos turiu ir jau galiu kažkokius taip sprendimus priimti savaitės pradžioj, pirmadienį, galbūt antradienį, pažiūrėsim ar bus gepai, kaip tie gepai suveiks. Tai New Zealandas ir USD. New Zealandas ir USD, nu taip sakyčiau, gan įdomiai ir vis tik tais patapo taip, kad 7.00 nebuvo išpirkti, nors čia atrodė ir agresyviai pakankamai, čia irgi buvo agresyviai. Šiaip tokių situacijų tikrai pakankamai, pasakysiu, iš patirties markete būna retai ir labai retai būna. Kad savaitiniuose grafikuose tokie dalykai vyktų, būna pakankamai retai. Tai šitoj situacijai, manau, šitoj poroj jau reikėtų kažkaip tai tikrai atsisakyti pirkimų. Pirkimai turi būti tik tais virš 7.00, kada užsidarinės kažkas, tai ne. Kitu atveju jau iš tikrųjų stabdyti pirkimus ir čia galbūt net pardavimai yra prasidėję, nežinau. Kol kas aišku ne, bet čia galimas visiškas galimas kanalas jo. Toksai, kuriame ten gali dar sėdėti prie tų 7. Tai šitoj poro reikėtų kol kas stabdyti viskas. Aš jo stabdau, nieko nebedarau, nieko nebežinau. Ką mes susirinkom čia iš šitų dar vietų, iš čia prie 7.00, ką susirinkom, tą turim, viskas daugiau jokių prekybų. Čia jau lygtais buvau ir susigundęs šitoj vietoje, bet vis tik tais laukiau, kol užsidarinės viršūnėse neužsidarė. Viską palikau ir ačiū uždėmesį. Svaras ir Japonijos jena. Mėnesiai labai gražiai atrodo, tai manau, kad praeitas mėnesis tvarkingas ir žiūrėkit, jau savaitė vėl rodo, kad iš tikrųjų šitą nebenorėjo nieko, šitą nebenori nieko, aišku, reikėtų vėlgi, kad kažkur tai kažkas čia kažką tai užsidengtų. Vėl kol kas, tai šitoj poro irgi, sakyčiau, laukimas, reikia kažko aiškiau. Čia buvo su šiokiu tokiu gepu padaryta iš tikrųjų, tai vėlgi buvo galima daug ką suprast tokioj vietoj. Kol kas nieko visiškai. Šitoj vietoj čia, kada bus kaina čia, tiesiog pradėsiu pardavinėti ir su pirkimais variantas man šitoj poroj sunkus. Australas ir USD. Nu, čia pavažiavom fantastiškai sėkmingai į apačią. Klasėje mes dar su mokiniais darom rodo tokius eksperimentus, tokias vietas, kada reikia, tikiuosi šitoj vietoj jie nusiėmė tos vadinamus hedžus, kur mes buvom padarę, ir paskui paleidau kasas su šita žvaka toliau į apačią. Tai, šitoj poroj prasidėjus labai tvarkinga ir graži korekcija, tai ta korekcija, aišku, vizualiai atrodytų lygtais galbūt bus iki čia, bet iki čia jinai ir vargu ar bus. Jinai greičiausiai bus ir didesnė, jeigu didesnė nebus, tada žiūrėsim, kaip tenais kaina suveiks. Tai šitoj poroj viskas tvarkingai, čia to buvo galima tikėtis, kad ims ir vienas iki stipriai pasikoregavo, manau, kad šita vieta yra pati svarbiausia. Žiūrėsim, kas vyks šitoje vietoje visoje. Tai jeigu kažkokiu tik tais matysim signalų, tai mes iškart pulsim ją pirkti. Ir mes ją tikrai pirksim. Čia, aišku, buvo palūkanos sumažintos ir taip toliau ir panašiai. Aš šitos dalykus nesiveliu, aš čia kalbu visą laiką tik tais iš techninės pusės. Kaip aš kur ką matau, tai čia gali būti visko daug labai, tai kol kas šitai porai vėlgi laukimas, nieko šiaip ypatingo nematau. Ieškosiu šitoj poroje kažkur tai pardavimų, tikrai dar ne dabar. Dabar čia ir pas mane ir skambino, šiaip realiai porą žmonių net skambino, klaust, kas čia vyksta su šita pora, tai
Nežinau, kas su ja vyksta, žinau tiek, kad mačiau dieniniam grafikėje visiškai išsisėmusius pardavėjus, tai va šitoje vietoje, šičia. Ir nuo šitos vietos mes pradėjom ieškoti pirkimų. Vėlgi sakyti, kad aš einu prieš treną, tai toliau ir panašiai, bet aš visą laiką tokias vietas išnaudoju. Tokia vieta buvo maždaug čia. Ir čia tokias vietas, kadangi išnaudojau, ėjau su šita pora į pirkimus. Ir dabar čia jau esu išėjęs visiškai, išėjau ketvirtadienį, išėjau iš visko. Užsukęs dar ryte į ofisą. Kol kas irgi, tokia man nieko, aš labai nenoriai visą laiką einu į priešingą pusę. Aš į šitą pusę einu tvarkingai, bet į priešingą pusę aš visą laiką esu labai atsargus. Ir šitoj poroj, vėlgi galiu pasakyti, laukimas ir dar kartą laukimas. Jo? USD ir Kanados doleris, va čia USD Kanados doleris 1300. 1300, aš dabar nežinau, kaip Vitalijui sekasi, pas mus buvo atvykęs iš Londono, tai tuo metu, kai jisai buvo atvykęs, aš sakiau, kad aš bet kokiu atveju, aš šiaip neužsiminėjau naftą žaliavom, ten tokiais dalykais, bet aš ten mačiau techninius kažkokius tai dalykus ir aš pabandžiau naftą parduoti ir dabar dar aš ją laikau pardavęs. Nes man ten kažkas tai lygtais rodėsi ir vis tik tais aš pataikiau, nes USD Kanada eina kol kas į viršų ir čia eina 1, 2, 3, 4 dienas sėkmingai, tai punktais 480, nežinau ar ten stopai kažkieno tai galėjau išlaikyti, nebent tie stopai buvo protingai padėti po 1.3. Kai kaina ateis prie 1.300, aš labai aktyviai ją stebėsiu, žiūrėsiu, kaip šita kaina čia nori stovėti, nenori stovėti, kokiu būdu jinai nori stovėti, kokiu būdu nenori stovėti. Tai vėlgi, iš tikrųjų, vėlgi čia yra laukimas ir dabar tai toksai metas, kada reikia laukti. Bent jau dabar tai aš esu laukiantis, aš nežinau, kaip pirmadienį sureaguos rinka į penktadienio non-farmus, taip ir panašiai. Bet kol kas tai laukiu ir tiesiog laukiu. Čia laukčiau pardavimų šitoj poroje ir toliau labai tvarkingai pramušta paskutinė apačia. Be jokio atsikvėpimo buvo visas šitas impulsas pagrindinis, jo, tai labai sveika būtų kažkur tai pasikoreguoti. O kur, tai čia jau vienas dievas žino, jo. Svaras ir USD buvau linkęs pirkti šitą porą šitose vietose visur. Jau. Va čia turėjau signalus, šitose vietose dieniniuose grafikuose buvo ir čia buvau lygtais ir nupirkęs aš jos iš tikrųjų, buvau aš jos nupirkęs ir nupirkęs, vat nuo čia aš buvau nupirkęs, nuo šitos vietos, vat nuo čia aš jos buvau man berods nupirkęs. Jo, ir kažkur aš čia užfiksavau su nuliu berods. Su nuliu užfiksavau nuostolį ir pelną. Tai tiesiog nebuvo jo greičiausiai jo. Ir dabar tais viskas pasikoregavo toliau į apačią. Vėlgi nežinau, kas čia yra. Aš tikėjausi, kad jis prasimuš aukščiau. Jeigu būtų prasimušęs aukščiau, aš būčiau traktavęs kaip vieną scenarijų. Kadangi aukščiau neprasimušė, dabar jau aš irgi nebežinau. Kas čia yra šita lygtais padaryta, matysim, kokiu principu jisai grįžinės į čia, ar tai bus šita atrama, aš nežinau, bandysiu pirmą dėti šitą atramą, kas būtų protingiausia berods, ir jei kažkur tai čia kažką išpaišys, 7.6 ar kažką, tada matysiu, žiūrėsiu, galbūt bandysiu prisipirti ir važiuoti toliau. 200 moving averages kažkur yra čia netoli, jisai yra nepasiektas, magnetas, manau, irgi iki jo bus 1.4.5, 1.5.0.0, šita riba, šita zona iš tikrųjų, manau, gali būti pakankamai svarbi. Tai toks variantas. Svaras Australas, oi, kiek man jisai iškainavo, jūs įsivaizduokit, kas šis juodėjosi. O buvo taip, žodžiu, šitoj vietoj aš prisipirkau, šičia, ne, aš pasakysiu, kad aš prisipirkau ne šičia, aš prisipirkau šitose vietose, o šičia aš prisipirkau, buvo čia vat po šituo penktadieniu, beros, nes čia buvo penktadienis, ketvirtadienis, trečiadienis, antradienis,
Antradienis, pirmadienis, teisingai, jo. Tai po šito va pirmadienio aš čia prisipirkau, va čia va šičia kažkur tai, jo. O čia kažkur gal jisai net buvo. Ir kas buvo, aš iš tikrųjų buvau persakėlęs stop lossus čia. Ir kas čia buvo neprisipirkta, o čia buvo tiesiog paimtas pending orderis. Buvo paimtas pending orderis vienoje vietoje ir tenais ant tų visų judesių stiprių iš tikrųjų kaina grįžo į čia, o mano pending orderis priešingai pozicijai buvo atkeltas iki čia ir čia jį paėmė per spredą. Labai būna bloga situacija, kai tokie dalykai nutinka ir turbūt ne vienas iš jūsų esate tokią situaciją matęs, kaip paskui yra sunku. Ir čia teko labai apgailestauti ir užsifiksuoti, užrakinti savo tą nuostolį. Ir reikėjo 1, 2, tada matot vėl kainos nuvažiavo į viršų ten, kur ir tikėjausi ir buvo labai abydna, nes jau bet čia vis tiek buvo nuostolis. Ir šitą vietą reikėjo man išlaukti, ir penktadienį ryte atsikėliau, vieta buvo išlaukta, kaina buvo kažkur tai čia va kažkur šitose vietose ir uždariau visą tą savo nuostolį, kurį turėjau, aš jį visą įsitaisiau. Tai išėjau ant nulio. Aš visą laiką stengiuosi įsitaisyti nuostolius, kurie būna, nesistengiu uždirbti pinigų kažkokių, tai nesistengiu tenais kažkokiu tai kažkaip aš, jeigu turiu nuostolius, pirmiausia, man reikėtų visą laiką fokusuojusi į tai, kad juos reikėtų stengtis įsitaisyti, bet jau pas mane dabar automatiškai sistema taip sudėta visas mąstymas ir apskritai viskas, kad aš, jeigu kažkur užfiksuoja priešingą poziciją, tai aš tada ieškau vietos, ieškau tos situacijos, kada galėčiau uždaryti vieną arba kitą nuostolingą tą poziciją ir paleisti pelningą, kad jinai man kažką tai išpirktų arba išparduotų. Savaitiniam grafike gražu ir dar kartą gražu, kaip visą laiką reikėjo, kad šitą porą reikia pardavinėti, tai dabar tai jau praeitą savaitę jau tuos nebereikia pardavinėti ir reikia tos tokios sveikos, tvarkingos korekcijos. Arba jinai bus iki čia, kas dabar tai stovi, arba jinai bus truputėlį dar aukštesnė. Ir tada, jeigu bus kaina šičia, iškart sakau, stipriai žiūrėsiu, kaip kaina šičia veiks, kaip čia akumuliuos, dar plus matom yra 2.00 šitoje vietoje. Tai jeigu tik tais matysiu, kad kaina, kad nebenori šitos aukštesnių kainų negu 2 tenais viršaus kažkas, iš karto vėl atidarinėti pradėsiu nedidelės sell pozicijas ir toliau bandysiu su ją eiti į apačią ir dar kartą į apačią. Jeigu tik tais pakels aukščiau kainą, palieku ramybėje, nieko nedarau ir sėdžiu, stebiu, kas čia vyksta. Tai šiaip dabar toks laukimo momentas, bet manau, kad visą laiką prieš didelę audrą būna ramybė, tai to ramybė dabar reikia iš tikrųjų ieškoti kažkokių tai gerų situacijų. USD ir Japonijos jena. Nežinau, kas čia yra, palieku ją ramybėje 1.500 greičiausiai. Bandys pasitikrinti, aš jau kaip ir minėjau, visai, manau, laukčiau, tada jau žiūrėt, kas čia vyks ir kas čia darysis. Dabar, aišku, gali jau nepasiekti, kaip specialiai jau nepasieks, tada pasitrauks kažkur į čia, nepadarys aukštesnių viršūnių ir tik tada jisai jį pasilies. Tai čia bet kokiu atveju, manau, kad pinigų uždirbti galima šitose vietose, nes kuo jisai smarkiau tolsta nuo to 1.500, tuo didesnį iš tikrųjų, tuo didesnį potencialą galima turėti. Tai šį čia, manau, bus galima laukti savaitės, jeigu žiūrėt, kas čia vyksta, pažiūrėkit, kokios yra 1, 2, 3, 4, 5 paskutinės dienos. Tiesiog tie, kas price action skaito, tai matot, kad čia yra grožis iš tikrųjų. Euras ir GBP, viskas šis juo gerai, viskas labai gerai, pagaliau padarė tas žemesnės, apie kurias kalbėjom, čia buvo tęstinumas, kad toliau viskas tęsiasi į viršų, tas pats visas variantas vyksta, visa šita vieta yra nepaliesta, gaila, kad šita žvakė didesnį truputėlį už šitą, tai yra šita mažesnė už šitą, bet tikiuosi, kad ir toliau judėsim į viršų ir tada nuo viršaus greičiausiai važiuotumėm atgal kažkur, tai jeigu atgal važiuosim, darysim žemesnės, labai lauko to scenarijaus tokio. Aišku, aš čia nebraižysiu, kad čia taip turėtų ir būti ir visą taip ir taip toliau. Tiesiog laukiu kažkokio tai pasikoregavimo šitos didelės bangos.
ne bangos, o viso to didelio toko impulso. Jeigu jo nebus, jeigu bus galima jį išnaudoti. Jeigu ne, dabar kol kas nelysiu čia. 15 minučių trumpos apžvalgos ir vėlgi dabar jau dar turėsiu kelionę kitą savaitę, tai nežinau, kaip tenais bus, bet paskui jau po sekančią savaitę manau, kad jau stipriai grįšiu į marketą, grįšiu su visa jėga ir tada jau bandysiu žiūrėti. Nebent orai ten matėm šviečiasi prasti, ten kur norim važiuoti, tai tada nevažiuotumėm, jeigu, tai tada bandysiu prekiauti jau rimtai nuo kitos savaitės, sėsti ir žiūrėti, nes vėlgi mėnesio pradžioje iš tikrųjų tikrai dažniausiai būna ką veikti mėnesio pradžioje, yra tokių situacijų, kur susižiūri ir paskui tiesiog išlauki to momento ir tada jau eini ten, kur reikia eiti. Tai visiems palinkėsiu gero trendo, mažos rizikos, nepamirškit, kad marketas yra negailestingas, žiaurus ir stenkitės jame išlikti. Taigi, geros savaitės ir iki.